Iš Kazakstano. Pagaliau man atostogos. Aš turiu laisvą laiką ir suplanavau kelionę į Kazakstaną. Nusprendžiau keliauti su savo draugė, radom pigiai bilietus ir skrydom pačiom pigiausiom avialinijom. Avialinijoje nėra kondicionieriaus, smirda, bet užtat yra didžiulis ekranas, kur yra Wi-Fi'us. Mes ten rašėm linkėjimus, googlinam, kur gyvensim, suradom viešbučius gerus, kaip gerus pagal kainą tokie. Išlipam Kazakstane, einam liuks. Kaip kita kultūra, taip įdomu, žmonės kitokie, tokie, bet įtarus. Tamsus, taip žiūri, atrodo, kad nori tai apgauti, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų labai svetingi, kviečiasi į svečius, jie labai žingeidus, įdomu, kaip sekasi, kokia mūsų kultūra. Mes ten nelabai ką mokėjom papasakoti, bet jie ir be kalbų, ir tiesiog malonų žmonės. Tai pas juos privalgėm, pagėrėm ir nuo jų to alkoholio pasidarė mums taip labai gerai, taip net supykino, bet prasidėjo tokios net vizijos įdomios. Ir mes pirmą dieną prigėrė to tokio keisto gėrimo, su tom vizijom einam Kazakstane, viskas taip įdomu, tik tai kažkaip žiūrim, kad kažkaip žmonių mažokai, bet ir gerai, ir nereikia. Mes savo vieni vaikštom ir staiga pamatom, artinasi kažkokie banditai į mus. Mes įsigandę galvom, kas čia dabar bus, jie artinasi link mūsų, traukėsi peiliai ir jau kaip kirs mūsų ir mes taip įsigandę, ką čia daryt. Ir jisai prajojo, bet man su peiliu užkabino žandą, aš apakęs, kas čia darosi, aš tik kelionės norėjau, o jisai dar grįždamas, dar spyrė man, aš prieš savo draugę atrodau visiškai susmukęs, visiškai beviltiškai, bet taip galvoju, gal nieko aš negalvoju, viskas tragiškai blogai, draugė net juokėsi iš to blogumo, gal kaip man nesiseka. Ir tada dar žiūri, dar antra banda ateina. O tai galvoju viskas, jau amen, jau klaupiu, verkiu, aš galvoju, niekada gyvenime nevažiuosiu į tokį Kazakstaną ir staiga jie taip prajojo, ir tragedija. Tos bandos nesitėsi, eina jos ir aš po to įpratau. Ir man pasidarė dzin. Įpratau, mane mūsų.